Gerumo dėžutė padeda vaikams su nuolatinė reabilitacija, kad jinai nenutrūktų, nes vaikai, kuriuos ištinka liga, jiems ta reabilitacija reikalinga kiekvieną dieną. Kaip mums sportas reikalingas kiekvieną dieną, taip ir reabilitacija vaikams reikalinga kiekvieną dieną. Net ir šiandien, kai Lukrecija gali nueiti 4 kilometrus, jie vis tiek kiekvieną dieną reikalinga reabilitacija, kad jinai ir toliau galėtų ir gebėtų tai daryti. Kai ištiko Lukrecijos liga ir kai jau mums valstybė nebegalėjo kompensuoti vaistų, tai tu atsiduri tokioj kryžkelėj, ar tau reikia imti paskolą, kad nupirkti vaistų savo vaikui, ar tada tiesiog reikia paprašyti žmonių. Bet paprašyti žmonių mamai, kuri šiandien dienai globoja vaiką, labai dažnai iškyla klausimas, gal yra kažkam, kam labiau reikia. Gal gėda? Ir tas pats gėdos jausmas yra labai stiprus. Tų jausmų virtinė užplūsta ir tuo pačiu tu nori padėti savo vaikui ir neįklimti į kažkokias tai dar finansinės sunkumus, nes jau iš savo patirties galiu pasakyti, kad susirgus Lukrecijai aš netekau darbo, aš tapau visiškai atribota nuo visuomenės, todėl ta finansinė našta tikrai labai stipriai užgula šeimos pečius. Ir Lukrecijos gydymas, visa reabilitacija kainavo daugiau nei 70 000 eurų. Tai yra, galima sakyti, buto kaina. Ir manau, kad tikrai tai yra labai didelė našta. Šiandien dienai neįgalūs vaikai ir ta pati mano Lukrecija, jiems yra labai svarbu išmokti tuos paprastus dalykus, kuriuos išmoksta vaikai ką tik gimę. Tai yra vaikščioti, tarti pirmuosius žodžius, kramtyti maistą, gebėti nueiti pačiam iki tualeto, įsidėti šaukštą į burną. Jie tiesiog turi išmokti per naujo gyventi. Vaikams labai reikalinga reabilitacija, kuri padeda visų šitų tikslų pasiekti. Pats didžiausias mūsų tikslas yra padėti tiems vaikams integruotis į visuomenę. Ir šiandien padedami jiems stiprėti, lankyti reabilitaciją ir įgyti visus socialinius įgūdžius, mes padedame taip pat ir savo. Nes mūsų visuomenė tampa stipresnė ir kaip yra pasakęs vienas žinomas žmogus, mes esame tiek stiprus, kiek yra stiprus mūsų pats silpniausias narys. Gerumo dėžutė yra būtent tas projektas, kuris turi duoti mamai viltį, būnant ligoninėj ar ištikus nelaimei, ar kai paliečia liga. Tai pirmas dalykas, dėl kurio mamos širdis nurimsta, nes jinai žino, kad jinai galės padėti savo vaikui. Kadangi aš gavau labai stiprų palaikymą, šiandien dienai aš jaučiu pareigą padėti toms kitoms mamoms, kurias šiandien dienai paliečia vaiko liga. Dabar mes tai mamai norime padovanoti viltį, nes liga nesirenka.